Sveiki, mielieji, labai fainą žinutę jums siunčiu apie dvasinės būsenos, apie dvasinių būsenų pardavinėjimą. Ir tada klausimas, ar tai yra tikra, tai, ką jūs parduodate, arba tai, ką jūs perkate. Dėl ko šitą temą iškėliau, dėl to, kad man pačiam tai yra aktualu, man pačiam buvo dilema iš tikrųjų. Šitas klausimas, ar aš galiu pardavinėti dvasinius dalykus, ar aš tada tikrai kalbu apie dvasinius dalykus ir ar tai nėra tada proto formas. Ir gavau labai aišku atsakymą, kad dvasinių dalykų negalime parduoti kaip meilės vaikams, kaip meilės gamtai. Čia kaip patys paprasčiausi pavyzdžiai, kurie parodo dvasinės būsenas, nes mes gal nežinome, kas tas yra, ne? Tai vat jautę esame kiekvienas, bet tą pavadinimą įvardinti ir paaiškinti, kas tai yra, kad galėtumėm atskirti ir protui duoti aišku suvokimą, kad meilė gamtai arba meilė vaikams arba meilė tėvams, mes negalime to parduoti ir mes negalime to nusipirkti, kad ir kaip norėtumėm. Nes tada tai nėra tikra. Kodėl? Protas visą laiką turės sukūręs formą. Dvasia formos neturi. Dvasia yra būsena. Ir jūs galite tik su ta būsena judėti tam tikroje erdvėje. Tai va čia ir yra visas įdomumas. Kai jūs klausėte, ar aš tikrai užsiemu dvasiniais dalykais ir ar aš gerai darau? Tada atsakykite savo klausimą, ar tas dalykas, kurį jūs parduodate ar perkate, turi formą? Ar dvasinė būsena, ta, kurioje jūs norite būti, reikalinga forma? Ar jums tai reikia tik jausmo, būsenos, kad galėtumėt būti tam tikroje erdvėje? Paklauskite savęs. Ir čia atsiskiria labai gražūs dalykai tada. Pradeda suvokti, kad iš tikrųjų ilgą laiką bandžiau nusipirkti tam tikrus dvasinius dalykus, po to pats bandžiau parduoti, čia aš kalbu jau ir apie save, kad tam tikrus dvasinius dalykus aš jau bandžiau pertikti pardavinėdamas, tai jau dariau negerai. Tai kadangi aš jau tą suvokiau, tai gavau aiškę žinutę, tai dalinuosi su jumis, kuom tas skiriasi ir kaip tą atskirti ir tada klausimas, ką mes galime daryti ir ko mes tada negalime daryti, ne? Kalbant apie dvasinį pasaulį ir dvasinius dalykus. Ir va čia labai įdomus dalykai prasideda. Jeigu, čia paliesime dabar ir karminius tam tikrus momentus, jeigu jūs tarkime, nuomojatės patalpas ir norite perteikti dvasinis kažkokias žinias, viskas tvarkoja, ten kažkokia padėka žmonių visą laiką yra priimtina, tai karminių jokių pažeidimų nedaro. Jeigu jūs rašote knygą ir ją parduodate, lygiai taip pat jūs dalinatės. Jūs dalinatės savo žiniomis, jūs dalinatės savo patirtimi, jūs dalinatės savo dvasinę būseną per kažkokį tai tekstą, per bendravimą su žmonėmis. Tada jūs jausite, kad tai yra kaip balansas ir jūs nieko, kaip sako, blogo nedarote. Bet jeigu jūs turite tikslą visą tą praktiką, reiškia kažkokią vesti praktiką ir daryti biznį iš to, tada klausimas, ar tas, ką jūs darote, turi formą ar ne. Atsakykite į tą klausimą, tada žinosite, ar tai yra tikra. Kad ir kaip gali atrodyti faina, kad ir kaip gali atrodyti veiksminga iš tikrųjų. Daug praktikų, patikėkit, dvasinių per proto būsenas yra labai veiksmingos. Tikrai yra labai daug praktikų, jos tikrai padeda, bet klausimas yra toks. Tas, kas jas veda, ar jisai neina klaidingų kelių, aišku, čia jau jo reikalas, jos reikalas.
Ir ar tai yra tikra? Jeigu tu kalbi apie dvasinį pasaulį, ar tu jį suvoki? Apskritai, kai kalbi žmogui apie Dievą, kalbi apie kažkokias antžemiškas energijas, ar tu jas suvoki pilnai 100% ir jas perteiki iš dvasinės būsenos be jokių formų, ar tai tampa proto forma, kuri yra parduodama arba perkama. Tai va, šiame video labai aiškiai pasakoju, kaip atskirti tikrą dvasinę būseną ir proto formas, kurios taip pat yra reikalingos tam, kad mes galėtumėm atlikti tam tikrus darbus žemėje, bet tų dalykų maišyti negalime. Proto atskirti nereikia, jį reikia vesti, nukreipti, tam, kad jisai dirbtų jūsų labui, bet kai kalbam apie dvasinius dalykus, per ką jūs galite užsidirbti tikrai labai daug karminio bagažo nelabai kokio, tai tą žinutę dėl to ir transliuoju. Ką pats suvokiau, dalinuosi su jumis, nes man tai iš tikrųjų buvo ilgą laiką šitas klausimas, kaip atskirti dvasinius dalykus nuo tų protų kuriamų formų ir kaip aš tada galiu transliuoti žmonėms be jokio tikslo, kad uždirbti, be jokio tikslo, kad tai turėtų būti kažkoks pragyvenimo šaltinis. Ir čia susidėlioja visi atsakymai. Jei gerbiamasis nenori kaupti karminio bagažo, prekiauti tokiais dalykais tu negali. Todėl gali tik priimti padėką, gali priimti kažkokį šiltą apkabinimą ar dar kažką. Ir va čia prasideda gražūs dalykai. Tas jausmas, kurį tu perduodi, ar tai meilės jausmas, ar tai palaimos jausmas, nu tarkim, čia kaip keli tik iš tų galimų variantų dvasinių. Įsivaizduokit, kaip gera, ne? Padėjai žmogui, tu jį tiesiog apkabinai, jisai tau pasako ačiū, gal ir nieko nepasako. Ir kaip yra gera. Ir jauti, kad tas jausmas niekur nedingsta, jisai sustiprėja ir tada jisai ir pas tą žmogų jauti, kaip įsilieja tas jausmas ir jisai išeina su tuo jausmu. Ir yra be galo gera. Ir va čia yra skirtumas tarp to, kad aš parduodu tą ir tarp to, kai aš to nepardavinėju. Tai va ir žinutė jums. Pajauskime savo viduje, ar tie dvasiniai dalykai, kuriuos mes transliuojame, ar jie tada tampa tikri. Kad ir ant kiek prote būtų jie teisingi, ir ant kiek būtų geros proto kuriamos formos. Bet šitoje vietoje galime labai paslysti, o už tą atsakyti reikės. Kaip gali būti? Klausite, kokios pasekmės gali būti. Karminiai dalykai visą laiką taip sužaidžia. Arba yra sunku pastoti, arba jūs iš vis negalite turėti vaikų, nors kiekviena būtybė šioje žemėje taip sukurta, kad, pavyzdžiui, tarkime, moteris, jinai žemė ateina vis tiek, bet kokiu atveju jinai ateina su misija, kad pratęsti giminę, tai yra vyro ir moters, reiškia, tokia, taip sukurta, ne, ir mes nieko čia nepadarysim, mes taip esame sukurti, kad turime palikti kažkokių palikuonių. Na, jeigu jau mums yra neduota, tai tada analizuokime, ką mes darome šiame gyvenime ir ar tai mes vadiname teisingų dalykų ir ar tai yra mums gerai, karmiškai. Tada klausimas, nuo ko mes bėgame. Nes tai yra kaip karminis, tarkime, negali turėti vaikų, ne? Paklausk savęs, nuo ko tu bėgi, arba kuom tu užsiemi ir ką darai ne taip. Labai paprasta žinutė.
kokiu keliu eini, o kokį rinktumės, jeigu turėtumai vaikų. Tai pajausi tada tą dvasinę būseną, kuri būtent reikalinga tam, kad tie vaikai ateitų pas tave. Tai va čia žinutė tiem dėl vaikų, o šiaip galite pritaikyti va, tas dvasinės būsenas, panalizavimą tokį, pamastymą visais atvejais. Ne tik dėl vaikų. Visais atvejais galima. Taip kad šiandien žinutė tokia, iš širdies. Tikiuosi, kad atėjo ir jums kažkokie suvokimai, kaip ir man. Kad tiesa prote gimsta tada, kai jūs jaučiate ir leidžiate tam jausmui būti jumise ir aplink jumis. Tai tada mes žinome, kas yra dvasiniai dalykai ir kas yra proto kuriamos formos. Tada mes žinome, iš ko galime uždirbti ir kuom mes galime dalintis. Tai va, šiandien žinutė yra tokia.